miestus. Ir aš emociškai netikiu, kad taip gali būti. Tik protas mano supranta, kad visa tai yra planas, jis įgyvendinamas. Aš jau matau rezultatus viso šito reikalo. Taigi štai aš išvardinsiu keletą netokių akivaizdžių argumentų prieš nekilnojamo turto mokestį. Jie yra nukreipti šiek tiek į ateitį, tai nebus iš karto matomi rezultatai, bet turėkite omeny tai, kad kas prieš 30 metų atrodė neįmanoma, dabar jau yra visiškai čia, šalia mūsų, jau vyksta viskas. Tai pavardinsiu. Pirmas. Lietuvoje nekilnojamo turto savininkais yra apie 90% Lietuvos piliečių. Mes esame lyderiai Europoje. Lyderiai. Panašiai dar yra Latvijai, panašiai Estijai, Lenkijai šiek tiek. Pavyzdžiui, Vokietijai mažiau negu 50% vokiečių turi nekilnojamą turtą. Tai palyginus su vokiečiais mes beveik dvigubai turtingesni ta prasme. Ir ko gero tai yra vienintelis turbūt dalykas, kuriame mes pirmaujam Europos Sąjungoje. Tai dabar žiūrėkit, kada Borelis sako, kad yra rojus ir yra džiunglės pasaulyje. Tai tie rojaus gyventojai žiūri aplinkui ir jie mato tokius jų manimų, kaip jums atrodo, jų manimų. Jam atrodo, kad čia teisingai, kai vokietis neturi nekilnojamo turto, o lietuvis turi. Kaip jiems atrodo vokiečiui, kaip tas atrodo, iš vokiečių taško žiūri. Atsistebėti negali. Jie ir atsistebėti negali. Ir kokios mintis, įsivaizduokit, jūs vokietis, žiūrite kažkokius pakraščių gyventojus, turinčius visokių namų. Dar kokių namų? Dar kokių namų? Kiemuose kokie džipai ten sustatyti. Ir ne tik tas, pavyzdžiui, teko man važinėti po Bavarijos miestus, miestelius. Tai ten, kad rasti tokių sklypų, kaip, pavyzdžiui, Balbieriški pas mus ar kokiam nors, nežinau, bet kur. Rajono miesteliuose sklypas 20 arų yra įprastas dalykas. Vokietijoje sklypas 20 arų, tai yra prabangos reikalas. Aš jau nekalbu apie didesnius sklypus. Tai tiesiog turėkite omeny, kad jūs esat gerokai turtingesni ta prasme už Europos vidurkį. Ir toli gražu ne visiems tai patinka. Toli gražu ne visiems patinka. Antras argumentas prieš nekilnojamo turto mokestį. Šiuo metu vakarų Europos šalyse jau yra planai sukurti, jau jie yra pagarsinti. Reikės renovuoti namus, kurie netitinka tvarumo reikalavimų. Jau čia ta žalioji religija veikia. Kodėl šito reikia? Vienas dalykas yra galimybė perimti nekilnojamą turtą, jeigu žmogus nepajėgus yra tą padaryti renovaciją. Antras dalykas, tai yra įsukama komercija, nes reikės masę statybinių medžiagų renovacijai, darbo jėgos, darbo vietos, visą kitą. Ir visą tai apmokės ES gyventojai. Sumas yra baisios. Šitas viskas jau yra pagarsinta, planai sukurti. Tai dabar įsivaizduokit Lietuvoje, kur beveik visi namai netitinka tvarumo reikalavimų. Jum ir uždės. Pradžioj, sakykime, 1% bus visiems, o jūsų namas, kad būtų tvarus, 4%. Ta prasme, nedarysit tvaraus namo, gausit 4%. Ir dėl to pačio tvarumo. Čia irgi pavyzdys į tai, kaip žmonės keistai žiūri į pasaulį. Prieš porą mėnesių 1500 įvairių šalių klimatologų, 1500 įvairiausių pasaulio, su vardais, pavardėm, su pareigomis. Titulais, taip, ten visokie akademikai, profesoriai, ten Nobelio premijos laureatai, kas tik jūs norit. Jie kreipėsi į pasaulio visuomenę ir pasaulio vyriausybės atvirų laiškų, kuriame išdėsto argumentus prieš šitą visą žaliąjį kursą, sakydami, kad tai yra didžiausia apgaulė pastarojo šimtmečio, pasaulinio masto apgaulė. Kaip žinot, mažai kas išgirdo, kadangi didžioji žiniasklaida yra tų kaip tik rankose, kurie ir stumė tos projektus. Jie viso šito nepagarsino. Ir tą informaciją galima gauti tik tose smulkiuose leidiniuose. Ir tai yra ne pirmas kreipimasis klimatologų. Yra galybė mokslininkų, kurie sako, kad čia yra visiškai klaidingas reikalas. Visiškai klaidingas. Niekas neneigia, kad klimatas nesikeičia. Klimatas keičiasi. To nieks neginčia. Bet ginčas prasideda, ar jisai šyla ar šala. Vieni sako, kad šyla, kiti sako, kad šala. O jau apie žmogaus įtaką šitai kaitai. Va čia visa esmė.
ką teigia šitie visi tvarumo adeptai? Kad kaltas žmogus. O klimatologai šitie 1500 sako, ne, žmogus čia apskritai smulkmė. Nu ir pakilkim šiek tiek aukščiau, pafilosofuokim. Ar galima iš vis tikėti, kad žmogus, būdamas tik priedas prie šito žemės rutulio, galėtų kažkaip esmingai pakeisti kūrėjo planus, kuris kūrė tą visą visatą, ir čia kažkokia tai skrūsdėlės kažką, kai jos esmingai. Vienas ugnikalnio išsiveržimas išleidžia daugiau to CO2 negu visą tą žmoniją savo veiklos pagalba. Kita vertus, bet CO2 augalai neauga. Taigi CO2 yra reikalingas, kad žaliuotų viskas. Bet dabar nesigilinkim į tai. Tiesiog turėkite omeny, kad šitie tvarumo reikalai eis į priekį. Tas tvarumas, kaip pati savoka, jums dar va čia gerklėj stovės neužilgo visiems. Ir tie 4% bus labai gera priemonė privers žmonės arba atsisakyti savo būsto, arba sumažinti, arba išleisti milžiniškus pinigus, kad atitiktum šitos standartus. Trečias argumentas. Kaip žinot, į Europą plūsta migrantai, kasdieną tūkstančiais jie plaukia, eina, važiuoja ir taip toliau. Jiems trūksta nekilnojamo, būsto jiems trūksta. Tiesiog fiziškai nėra kur jų apgyvendinti. Kaip kuriuose Vokietijos miestus jau savivaldybių lygiai yra priimti įstatymai, įpareigojantis išnuomoti tuščius namus, butus, jau nebeklausia savininko, nori to ar nenori. Jis yra priverstas tą padaryti. Kol kas jam dar moka už tai. Na ir vėl, jeigu jums atrodo, kad tie migrantai juda į Europą irgi va taip savaime vėjų papūtus, nu, tai labai naivus įsivaizdavimas. Jiems kažkas apmoka, jiems kažkas išleidžia brošiūras, ten yra surašyta, kur eit, ką daryti, kaip kalbėti ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi procesas yra organizuotas, už to stovi tam tikros jėgos, kokius tikslus jie gali kelti savo. Va, vienus jau mes matom. Kai tik Europa pabandė Palestinos-Izraelio konflikte kažkaip netaip pasisakyti, va, tie visi iš karto ir buvo pakelti, ir šiandieną riaušės viso Europoje, o čia tik pradžia. Taip, kad turėkite omeny, kad kuo daugiau migrantų, tuo didesnis trūkumas būtų. Ir čia kaip ilgalaikė sprendimo priemonė, irgi su to siejasi, su to nekilnojamo turto mokesčiu dideliu. Na ir kaip išdava visų šitų, tokios firmos kaip BlackRock investicinis fondas, kaip Billas Gatesas ir panašus, kurie turi galybę pinigų ir neturi kur jų dėti. O šiuo metu, kai infliacija perkama galia mažina, yra suinteresuoti juos nukreipti į amžinas vertybės. O amžinas vertybės yra žemė ir nekilnojamas turtas. Tai šiuo metu, sakykime, Jungtinėse valstijose yra supirkta milijonai butų ir namų, va šitų milžiniškų korporacijų, ir amerikiečiai tampa nuomininkais pačių savo būstų. Jie tada pakliuvo į tą bėdą, kai bankai dalino visiems kreditus, paskui viskas, ta piramidė žlugo, bankai iš jų atėmė tą turtą, pusvelčiai buvo supirkta visą šitą. Taip, kad vėl grįžtam į pradžią, kai žiūrima nuo kalno į Lietuvą, kur 90% yra savininkų, visokie norai turėtų kilti iš tų žmonių pusės, kurie turi galybę pinigų ir jos reikia kažkur investuoti. Tai štai tokie būtų argumentai dėl nekilnojamo turto. Turėtų kilti klausimas, o kodėl, sakykime, taip atsitinka, kad visa Lietuva arba didžioji konstitucinė dauguma yra prieš nekilnojamo turto mokestį, o Seimas vis tik eina prieš daugumą. Ir Seimo dauguma yra kitokios nuomonės negu rinkėjų dauguma. O viena iš priežasčių yra tame, kad pati rinkimų sistema sudaro sąlygas patekti į Seimą, sakykime, 5% naivių žmonių, gudrių, ten kažkokių apsukrių. Jie ten sugalvoja kažkokį projektėlį, gražiai pakalba, apgauna tą rinkėją, jis nubalsuoja ir 5% tų, jau jie turi daugumą. O ta dauguma per 30 metų taip ir nesugebėjo suformuoti savų atstovų, nei partijos, nei kažkokios politinės jėgos. Na ir
čia matyt reikėtų pasakyti, kodėl šitaip yra. Kodėl būtent tai balsuoja žmonės. Nu, žiūrėkit, kiekvienas iš mūsų turi savo pasaulio vaizdą susikūręs galvoje. Ar jūs, ar aš. Nu, visi, be pasaulio vaizdo žmogus negali pragyventi nė dienos. Tas pasaulio vaizdas pas vieną yra arčiau realybės, pas kitą toliau nuo realybės. Realaus vaizdo pasaulio neturi greičiausiai nei vienas šio pasaulio žmogus, nes per daug yra sudėtingi reiškiniai, per daug povandeninių visokių tėkmių, interesų konfliktų ir taip toliau. Bet, nu, iš tikrųjų, juk skiriasi. Vat, nu, ką jums čia paminėti, kokius pavyzdžius? Nu, kad ir tie patys tos pačios lytis. Nu, turbūt tas, kuris įžiūri 100 lyčių, yra toliau nuo realybės negu... Šimonytė pasakytų, kad ten 1000 plaukia upėje lyčių. Jo. Tai savo gal pašnekėkit. Tai jinai taip išsisuks, čia taip reiškia žodžių žaismas, čia visa kita. Bet faktas tai yra. Šiandieną jau kaip kurie ministrai sako, aš ne ekspertas. Jis jau nebežino, kokios lyties jo žmona. Taip, kad žmogus eidamas balsuoti, jis atsineša savo pasaulio vaizdą ir jis balsuoja už tuos, kurie atitinka jo pasaulio vaizdą, bet tai nebūtinai yra teisybė. Nu ir yra nustatyta jau tų pačių psichologų, kad apie 80% kiekvienos visuomenės žmonių susiformavę savo pasaulio vaizdą, pas to nuomonės nekeičia. Net yra knyga išleista, taip ir vadinasi, kodėl faktai nekeičia nuomonės. Kodėl taip yra? Žmogiškai aš suprantu, jeigu žmogui apie 50-60 metų, įsivaizduokit, o net ir 40. Ir jis visą gyvenimą kūrė tam tikrą savo koordinačių sistemą, gėrio blogio ašis, jam jau yra aišku, kas gerai, kas blogai, kur tamsa, kur šviesa. Ir jūs jam dabar argumentų pagalba sugriausite šitą pasaulio vaizdą. Tai jam reikės nuo rytojaus viską iš naujo pradėti. Tai yra tiesiog pavojus jo egzistencijai. Ir jis į tą savo vaizdą įsikips visom 4 ir jūs darykit, ką norit, jis negirdės nieko. Ir jūs tokius žmonės pažįstate. O tarp kitko, jie žiūrėdami mus irgi tą patį sakys. Jie lygiai tą patį pasakys ir apie tuos, kurie kitokį turi pasaulio vaizdą. Beje, iš čia ir konfliktas kyla. Ir taip susiformuoja didelės grupės žmonių, turinčios absoliučiai priešingą pasaulio vaizdą. Argumentų vieni kiti negirdi, vieni kitų. Ir belieka spręsti tada jėga visą šitą. Vat ką mes dabar matom Izraelio-Palestinos konflikte. Konflikto pradžia yra, beje, 19 amžiui. Iš Vilniaus kilo idėja. Čia gyveno žydų ideologai, Vilniuje. Bet jie tada... Kurie sugalvojo, kad reikia atkurti Izraelio valstybę, pradėjo supirkinėti smėlynus tenai Palestinai. Ja. Bet ir Palestinos valstybė jie tuo metu numatė, kad turėtų būti, bet taip ir neatsirado jos. Tai jau čia kita istorija, bet aš tik sakau, kad konfliktas buvo tada pasėtas, šiandieną jis yra praktiškai neįsprendžiamas ir sprendimas bus jėga. Ir taip visada ir visur būna. Kitaip šitam pasauliu tiesiog nebūna. Na ir kas yra blogiausia turbūt, ką aš supratau per šitos dešimtmečius gilindamasis, kas čia darosi šitam pasaulyje, kodėl taip darosi, ir kodėl rinkimai tokie, ir kodėl Seimas mūsų toks, ir kodėl tas mokestis stumiamas, nors dauguma absoliuti yra prieš. Dėl to, kad susigaudyt, kas vyksta, didelė dalis žmonių neturi tiesiog instrumento galvoje. Ir daugam atrodo, kad jeigu aš baigiau kažkokias studijas, net ir politologijos, tas jau politologijos žinovas. Absoliučiai tai ne taip veikia. Jis gali gauti žinių, geriausiu atveju. Jeigu gera atmintis, jis tas žinias turės galvoje. Bet jomis operuoti, jas sudėlioti, matyti priežastingumą ir pasiekmes, čia reikia specifinio talento. Ir taip kaip yra talentas sporte, vienas bėga greitai, dauguma bėga vidutiniškai. 100 metrų dauguma nubėgs ten per kažkiek sekundžių. O yra tokių, kurie ką iššaus. Ir ką, tiegi nekalti, kad jie nebėga taip greit kaip šitas. Vat jums yra atsakymas, bet šitą atkreipkite dėmesį, Dainiau.
vat, šitas motyvas, kurį aš dabar bandau apšnekėti, absoliučiai niekur neliečiamas. Nes vakarų civilizacija eina priešingą kryptimį. Jinai teigia, kad kiekvienas gali tapti, kuo tik jis užsimanė. Tame tarpe ir vyras gali pasidaryti moterim. Tarybų sąjungai mesgi manėme, kad auklėjimas bet ką gali išauklėti. Taip, paaiškėja, kad jeigu neturit gabumo, tai nieko nebus. Tarp kitko, jeigu jau palėtė Tarybų sąjungą, jinai kūrė tą tokį žmogų, stumė į viršų. Knygos buvo deficitas, lyg atrodė visi ten bibliotekas prisipirkė ir visa kita. Baigėsi Tarybų sąjunga ir baigėsi visas šitas auklėjimas. Ir pasirodė, kad viskas buvo kaip smėlio pilis subirėjo. Ir viskas grįžo vėl ten, kur ir buvo. Nes žmogaus prigimties nepakeisi, o kur yra visa bėda ir kur mes dabar gyvenam laikotarpį, ta bėdų ir jos bus dar didesnės, kadangi yra nuolat ir nuolat žmonijos istorijoje atsiranda žmonių turinčių ne tik fantazijas, bet ir galimybės jas realizuoti. Ir jie nori pataisyti šitą pasaulį. Jiems atrodo, kad jie yra rimtesni už kūrėją. Kūrėjas sukūrė, tu suprask, ką jis čia sukūrė, kokius jis dėsnius paleido. Ne, mes pakeisim viską. Ir va dabar mes gyvenam šitą laikotarpį, kad yra teigiama, kad nėra rasės, nėra tautos, nėra lyties, nieko nėra. Yra tik individo bet kokių norų tenkinimas. Va čia yra utopija, kuri mano supratimu žlugs, lygiai taip pat kaip žlugo ta tarybinė utopija, tik kuo jos skiriasi. Tarybinė utopija, komunistinė utopija, jinai teigia, kad mano manimu, kad žmogus yra geresnis negu gali būti. Ir jinai norėjo jį tokiu padaryti. Nu ir kaip rodė praktika, nieko neišėjo. Ir ta utopija žlugo. Dabartiniai globalistai, ir Švabas, ir visi kiti, jie žmogų daro blogesniu negu jis yra. Jis nėra toks blogas, jis nenori savo vaikų žaloti masiškai, jeigu jiems neteikt per specialiai apmokamus žurnalistus, kad tai yra gerai. Nu, joks tėvas savo vaiko nežalos, suprantat čia. Ir anksčiau ar vėliau šitą supras visi. Ir dėl to ta utopija greičiausiai žlugs. Bet kol jinai žlugs, kažkokį tai kiekį karčių vaistų reikės išgerti. Bet ketvirtadienį, tai yra gana lokalus reikalas kol kas. Ir tas nekilnojamo turto mokestis kol kas dar yra mūsų čia viduje pakeičiamas. Ir jeigu žmonių ateitų pakankamai, mes galėtume padaryti šiokį tokį stebuklą. Ir priverst bent jau atidėti. Aš manau, kad po to bus milžiniškas spaudimas iš centrų, kad tas mokestis vis tik būtų priimtas. Bet, kaip rodo ir Vengrijos pavyzdys, ir Slovakijos dabar pavyzdžiai, kiek galima pasipriešinti. Čia ne tik spaudimas, čia ateina ir pinigai iš paskos, iš Europos, kurių galima negauti, jeigu tas nebus priimtas įstatymas. Ir tie, kurie tos pinigus jau mintise pasidalino, jie dabar viską padarys, kad prastumti šitas pataisas. Aš tik noriu pasakyti, kad nors žaidimas yra grandiozinio masto, tai aš turiu omeny tas geopolitinius žaidimus, kurie dabar vyksta. Konfliktas yra epochinis. Baigėsi dominavimas kelių šimtmečių, kaip čia, kad keletą šimtmečių dominavo pasaulyje praktiškai anglosaksai. Ir šiuo metu šitam dominavimui iškilo pavojus. Jie stovėjo piramidės viršūnė ir jie nori ten išlikti. Ir visi tie konfliktai, kurie dabar vyksta pasaulyje, tai ir yra šitos piramidės paseka. Jie ten buvo ir suprantama, jie nori, ir mes taip pat irgi darytume jų vietoj. Jie stengiasi išlikti tuo, kuo buvo pastaruosius keletą šimtų metų. Bet nežinau, ar verta pasakyti, bet paskui bus per vėlų. Ne dėl to. Jūs taip pat pasakysit, reikia kalbėtis, reikia aiškinti, reikia žmonėm aiškinti. O aš tada jums pasakysiu tokį, liūdną tokią išvadą. Lietuvoje buvo kelios pavardės, kurios man, jaučiau įsipareigojimą paskaityti, jeigu jie kažką parašo, pašnekėjo, susipažinti. Kelios pavardės buvo. Per šitos 2 metų
Jie visi taip pasisakė, kad aš daugiau jų nebestebiu. Jie parodė, kad nepajėgus yra suvokti viso sudėtingumo problematikos, kuri šiuo metu susiklostė pasaulyje. O kad šitą suprast, kad susivokti reikia suprasti finansų sistemą. Reikia suprasti interesus atskirų valstybių. Reikia žinoti istoriją. Reikia žinoti, kaip, pavyzdžiui, reikia pirmiausiai žinoti, kaip atsirado, kad nors maždaug suprastumėt, apie ką aš šneku. Kai jūs vaikštot Londono gražiosiam gatvėmis 19 amžiaus, gražūs statiniai, teko ten London City, va ten kur yra. Jūs iškelkit savo klausimą. Kokiu būdu jie čia atsirado? Jeigu jūs tą klausimą iškelsit, jūs suprasit, kad tai buvo tie statiniai atsirado ant kiniečių opimo rūkimo, ant afrikiečių kraujo ir prakaito ir mirčių ir panašių reiškinių. Didžia dalim. Ir kai aš skaitau mūsų, tų tokių jau, kurie save laiko jau tokiais jau žmonėmis suprantančiai, kas vyksta, aš skaitau ir aš matau, kaip jie neįvertina šitokios informacijos, šitokių duomenų. Taip lyg tas pasaulis neegzistuotų. Pavyzdžiui, Indijoje buvo 42-43 metais berods, 20 amžiaus, buvo organizuotas milžiniškas badas. Milijonai mirė ten žmonių Indijoje. Ir čiagi vardink. Taip, kad pasaulis yra kupinas begalinių žiaurumų, begalinio kovos už būvį. Ir tas yra šimtmečiais. Ir nieks nepasikeitė. Ir dėl to, norint suprast, ką daryti Lietuvai šiandien, kur mes atsidūrėm, reikia matyti visą tą vaizdą, realų vaizdą, ne vieną tik tais fragmentą, bet maksimaliai, kiek jau išeina. Jūs galėtumėt paklausti, o ką Lietuvai daryti, ne? Čia prieš 3 turbūt mėnesių signatarų diskusijų klube dariau pranešimą. Buvau pakviestas padaryti pranešimą. Būtent tokiu klausimu. Išdėstėm problematiką, visą kitą ir paskui sutinka visi, su problemom, taip, dauguma sutinka. Paskui klausim, tai ką siūlai? Prieš pradėdamas savo siūlymus, aš jiems sakau, įsikibkit į kėdės tvirtai, nes tą, ką aš pasakysiu, galit paskui neatlaikyti, nukrisit. Ir aš pasakiau, ir taip ir buvo. Suprato, ką aš noriu pasakyti, tik keli žmonės. Dauguma, tu ką? Ir vėl grįžtu į pradžią ir į pačią pagrindinę problemą, kodėl viskas yra taip, o ne kitaip. Tie žmonės, kurie suprato, apie ką aš kalbu, signatarų klube, ir prieš 30 metų suprato. O kurie piktinosi, ir prieš 30 metų piktinosi. Praėjo 30 metų, praeis dar 40 metų, jie nepasikeis. Nieks nesikeičia, nes žmogus gimsta su smegenų struktūra. Tas, kas turi absoliučią klausą, jis ją turi visą gyvenimą, kas neturi, neturės niekada. Tas, kas brėžia apskritimą iš rankos tobulą, žinot, yra žmonių tokių. Iš rankos brėžia tobulą apskritimą ir jis visada mokės įbrėžti. O kas nemoka, niekada nemokės. Ir dėl to, kai jūs eisit į rinkimus, tiek prezidento, tiek Seimo, ne jūs, bet aš kreipiuosi į žiūrovus, jūs turit galimybę nors šiek tiek palengvinti ir savo, ir mūsų visų gyvenimą. Interneto epochoje galima pasižiūrėti, kas mažiau klydo. Atsisukit metus, 2, 10, 20 atgal. Pažiūrėkit, kas ką kalbėjo. Kas iš to, ką jie kalbėjo, pasiteisino, kas ne. Bet pas mus, aš nepamenu, kad apie tai būtų kalbama, kas sakė ir kas iš to išėjo. Bet, negi pasaulyje niekur taip nieks nerezimuoja, nesumuoja, nepatikrina. Ne? Dainiau. Neapsimoka. Jau 20 amžiaus viduryje politologinės knygos, kurias man teko skaityti, jau jos tada sakė, kad demokratijos nėra ir būti negali iš principo. Čia ne mano teiginiai. Tai yra vakarų politologų, filosofų, politinių knygos, parašytos prieš 100 metų. Kadangi žmogus savo
masiai, va tas vidutinis žmogus, jis nepajėgus yra atskirti, kuris iš kandidatų bus jam naudingas. Nes jis pirmiausia nelabai pats suvokia, kokia ta jo nauda turėtų būti, kur čia jam bus gerai, kur blogai. O dar atskirt paskui iš tų kelių kandidatų, kuris jo norus atitiks. O tie kandidatai plus dargi vaidina, apgaudinėja, saldžiai žuviauja ir taip toliau. Ir nuveda klystkelius. Jo, svarbiausia, kad tie kandidatai turi pasakyti, kad tavo gerovė žmogaus yra tavo rankose. Aš tau galiu leisti kai ką daryti arba neleisti daryti. O žmogus, ką tu leisti? Tu man turi duoti kažką. Tai duoti. Tai turi atitikti pasaulio vaizdas. Rinkėjo ir to, už kurį jis balsuoja. Bet mes jau sutarėm, kad daugumos pasaulio vaizdą formuoja žiniasklaida ir nukreipia visiškai į nerealius dalykus. Nu, galim paminėti galbūt tokie itin ryškus pavyzdžiai mūsų prezidentai, tiek dabartinis, tiek buvusiai. Viena, kai Brazauskas atsiskirinėjo 89 gruodį nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos, jinai su juo nenuėjo. Jinai liko su, vadinama, nakinė. Burokevičiu. Vadinasi, žmogus nesuprato, kad Tarybų Sąjunga baigėsi. 89, kai jau sąjūdis tiesiog, jau buvo aišku, kad čia bus naujoji valdžia, jokios abejonės nebuvo, daugumai žmonių, kad, ant tiek akivaizdu. O buvo žmonių, kuriam tai nebuvo akivaizdu. Tai dabar jūs man atsakykit, ir savo ir man atsakykit. Jeigu žmogus 89 sąjūdžio klestėjimo laikotarpiu nesupranta, kuo viskas baigsis, tai dabar jisai ką, geriau supranta. Tai jeigu tada nesuprato, tai reiškia pas jį nėra to instrumento galvoj. Jis ir dabar klaidingai viską supranta. Bet kandidatų sąraše norisi būti. Ir paimkim dabartinį. 88 aš stoju į sąjūdį, o jis stoja į komunistų partiją. Man aišku, kuo viskas baigsis. Aš nebūdamas nei spaliukų nebuvau, nei pionierium, nei komjaunuolių, nei komunistų. Bet aš jau supratau, kad atėjo nauji laikai. Aš ateinu iš karto, pirmą bangą, aš šito laukiau, aš visiems draugams sakiau, kad mes sulauksim tokio laikmečio. Man nebuvo jokių abejonių, kad aš matysiu žlugimą Tarybų Sąjungos. Ir viskas, o kitas mano bendramžis, tuo metu stoja į komunistų partiją, tikėdamasis ko? Vadinasi, tiek vienas, tiek kitas nesusigaudė sąjūdžio laikais, kas vyksta pasaulyje. Tai kodėl jums atrodo, kad jie dabar susigaudė? Kokiais argumentais jūs savo dabar įrodinėsit, kad jie dabar supranta geriau situaciją, pavyzdžiui, už mane? Kokiais argumentais? Ir jeigu jūs balsuojate už tokius žmonės ir dabartinių kandidatų šviežių, kur čia pasipylė prezidento rinkimuose, lygiai tas pats. Tai pažiūrėkit, ką jie darė visai nesenai. Ten vienas kitas iš jų tokie jau ryškesni kandidatai. Taigi visai nesenai pažiūrėkit, ką jie darė. Ką jie kalbėjo, su kuo jie buvo, už ką jie buvo. Tai ko jūs iš jų tikitės? Bet aš suprantu žmonės. Žmogiškai aš jau suprantu. Jie nori būti su dauguma, jie nenori girdėti nieko, kas griautų jų tą pasaulio vaizdą, nes jiems taip ramiau. Taip ramiau. Ir dėl to belieka tikėtis, kad jie ateis bet už savo būstą pastovėti ketvirtadienį. To ir palinkėkim. Taip. 26 spalio, 11 val. Prie Seimo. Arba. Taip. Jeigu neteisite, tai taip ir pasibaigs viskas. Taip. Bus, kas apsigyvena jūsų būstuose. Bus. Būkit ramus. Tai ačiū, Rolandai. Ačiū, kad mūsų žmonės klausosi. Na ir tikėkime, kad ne paskutinį kartą šnekam. Bus galimybė palyginti, kas ką sakė ir kas iš to išėjo. Taip.